tęsiam darbus prie Infiničio. Tai šiandien turim visą galinį tiltą, visą galinę važiuoklę susirinkti. Čia pastatęs mašiną, kaip atrodo po, bet žodžiu grįžtam į epizodą, dirbam apačioj. Esam po dugnu. Tai jo, žodžiu, keičiam. Suibaro gumelės, šiaip gumos. Geros būklės žiauriai. Guma minkšta, va. Nieko aš nesu keitęs. Aišku, maža rida, bet čia yra poliuretanas, tai jisai yra ženkliai kietesnis negu šitas. Šitą gali, va. O to nelabai. Nu, tai žodžiu. Yra poliuretanas, dedam poliuretaną. Kai visą atsimnam, kad reikia sutepti. Čia nuvalysim dar. Važiuojam. Tai va, toks mano setupas. Čia domkračius, tenais žiklinis domkratas prilaiko. Tai va, pasileidom biškį tiltą. Ir žodžiu, va čia dėsis tokie spaceriai, įvarės. Ir čia nais, kaip čia dait man. O čia gal geriau mus matyt. Ir va čia dar yra. Nu, tai žodžiu, pasileisim tiltą labiau. Ir yra va tokie dalykai. Tada reikia pasižiūrėti, kuris eina. Nes nelabai pamenu, kažkur buvo sužymėta A, B, C ir panašiai. Tai va, kaip pavyzdys. Šitas taip, į tą tarpą. Taip ir bus šitas įsikala. O taip ir gaunasi pastiprinimas, nes ten specialiai OEM palikta, kad būtų važinėjimų vietos, kad minkštesnis. Tai va šitai dėsim, visai gaunasi, kad irgi minkštas, bet žymiai standesnis, bet ne motorsportinis. Tai kasdieniam važiavimui gerai bus. Tai va tiek reikalų. Susikalam, susidedam. Čia tų detalių yra ganėtinai daug. Nes reikia iš vienos pusės, reikia iš kitos pusės. Dar yra čia tokie va speiseriukai. Tie speiseriukai dedasi, man rodos, va šičia. Toj vietoj. Nu, žodžiu. Tai va, to susidėsim. Ir galėsim dėti diffą ir viską atgal. Užprikolinau, netyčia tam lapsą įjungiau. Kaip dėjau kolorus. Tai žodžiu, projusiu dar. Kadangi nusifilmavo, tai va, iš viršaus. O pasideda, iš apačios užsikala. Anoj pusėj iš apačios įsikiša toksai. Ir iš viršaus irgi užsideda C formos. Ir viskas, o dabar šitą sukalu. Ir tiek reikalų, galim sukti ir kelt. Nu va, ledas. Dedam šitą. Lenkija jau 3 metus padeda Ukrainai kovoti Rusijos sukeltame kare. Rusijai tai nepatinka, todėl jie organizuoja... Po biškį veršim ir įsivažiuos. Čia gerai. Dabar va, štai užsideda. Čia laiko ir viskas parėmėsi su va subframe, tai galim dabar mes jį sukelt. Ir tada įvažiuos į vietą viskas. 2 domkratai, vienas galą, kitas priekį kelia. Nu, įvažiuoja. Taip ir prisispaudžia. Žodžiu, matas, jisai toksai palinkęs. Nu, čia taip išsirietė, čia taip išsirietė. Su šitą lyginant, tai matosi, kad čia jinai kažkokia netokia. Nu, žodžiu.
Dedam šitą ir neskam galvos. Įdomi situacija čia, žodžiu, su šitom traukiam. Tai viena traukia pakeičiau iš apačios, viskas ok, o su šito buvo reikalų, nes pasirodo, reikia paleisti visiškai subframe'ą. Prašau kiek. Kad prieitum prie šito varžto, nes kitu atveju tiesiog būna čia visiškai nulis vietos, kad jie atsukt. Tai gerai, kad dar nebuvau priverčęs visko iki galo. Paleidau subframe'ą, kiek galėjau ir dabar vadedu. Tai čia įdėjau, čia užverčiau, dar pareguliuoti reikia. Tai žodžiu, šitą pusę dan, einu į kitą pusę daryt. Nusidažiau šitas vietas, nes čia buvo surūdyje. Šitą biškį atsipoliravom, tą nusidažėm. Šitą viršų nusidažėm. Ir viskas. O tiek reikalų surinkinėjom. Greitų metu galėsim leisti ant žemės. Padarėm biškį clearance'ą, nes biškį netilpo. Va, per kamerą matosi. Tokį išpjovą padarėm, nes čia va neklyrinas šito pasirodo. Tai žodžiu biškį pamodifikavom. Dabar turėtų būti gerai. Čia yra greičių dėžės pagalvė. Jis atrodo visai gerai, bet gali būti dar geriau. Tai žodžiu, paėmėm insertus, yra poliuretanas ir va taip gražiai paaukšt įsideda iš vienos pusės, paaukšt įsideda iš kitos pusės ir mes turim tvarkingą, sustiprintą mountą. Tai pažiūrėsim, biškį sandumo duos, ne per daug, bet kada iš bus galima į per daug. Bet šiaip turėtų būti ok. Tai va tokie maži modai, turėtų susidėti viskas. Kurį laiką jau pradėjau naudot naują būdą, tai jeigu kažko nežinau, ne tai kad googlinu žiūriu, bet klausiu ChatGPT. Tai įdomus dalykai, kad daugeliu atveju jisai man gan greitai ir teisingai atsako. Tai tuos pačius parametrus, kiek telpa tepalų, kiek reikia pilt, koks torque spekas, tuos labai greit suranda, aišku, aš juos double checkinu Owner's Manual'e, bet noriu pasižiūrėti, ar jisai labai klysta ar ne. Tai šiuo atveju, kiek ko dariau, nieko neklydo.
bet vis tiek double checką darau. Kitas dalykas buvo toks man iškilęs klausimėlis. Įdėjau One Piece drive shaftą ir žodžiu, jisai turėjo, pamatavau nuo šitos vietos, maždaug 2,5 como skaičiavau tokį gapą. Ir esmė tokia, kad originalas ten stovi, kadangi 2 dalių, tai jisai 0,9 cm ilgesnis. Ir man biškai kilo klausimas, ar čia nebus nuo 3PMZ trumpesnis ar ne. Ir žodžiu, atrodo kaip ir gerai, bet tiek 2,5 como atrodo kažkaip per daug man. Pasirodo, pašnekėjau su juo, nuramino mane ir pasakė, kad viskas ok. Tai pasižiūrėjau rimtai, One Piece yra biškai trumpesni ir dėl to, kad jis neturi tokio lankstumo ir jisai iki važiuoklį važiuoja biškai tolerancijas, kitas turi. Jis man net parašė, kad tolerancija yra nuo 1,5 cm iki 3, pas mane 2,6. Tai rašo, kad čia yra visiškai completely normal. Ir kitas dalykas, kad būtų blogai, jeigu būtų KM 5 PM. Ar ten 30, nuo 3 cm iki 5 cm, jeigu būtų blogai. Tai žodžiu uždėjau ir viskas ramu, tai taip ir galvoju, kad bus viskas ok, bet vis tiek dar nusinčiau šiam net nuotrauką, kaip jisai čia įsistatęs ir jisai parašė, kad viskas ok. Tai va taip va žodžiu, pradėjau naudoti ChatGPT ir visais klausimais jis labai greitai padeda susigaudyti ir pasižiūrėti. Geri dalykai. Tai pasiniai dalykai surinkinėt. Šitas breisas, man jisai nepatinka, nes jisai biškai yra toks pabrūžintas, tik problema buvo čia. Šito vietoje matau linkės yra dėl to, kad čia kaip kėlė iš aukciono, čia biškai pažydė. Tai žodžiu, susirasim šitą naują aujaminį, pasidarysim milteliniu būdu ir bus paska, nes šiaip viskas daug negražu išskyrus šitą, tai biškai taip gadina vaizdą. Tai žodžiu, tas tvarkysim, prisisukam, turim plasmasės prisisukam, nusivalom, nusipoliruojam duslintuvą, pasijungiam duslintuvą ir viskas, gale viskas prieš, po. Tik tai pasipoliravo biškį, kadangi buvau ilgai nevalęs, tai biškį reikėjo pavalyti, bet turiu tokį va Heavy Metal Polish. Visai gerai man įsivalo, tai realiai va taip lengvai praėjau. Nu va ir gražu. Tai bus galima labiau papoliruoti, nes yra tikrai vietų, kur prikibę asfalto kažkur mačiau taškiukų. Tai žodžiu, tos papoliruosim kitą kartą, bet dabar reikia viską surinkti. Tai va dabar ką, dedam atgal viską. Įserdėm gale važiuoklę, tai čia turim amortiką, ten turim spiruoklę ir iš čia viską išimėm. Originaliai eina buketas, kuris laiko spiruoklę ir tada va ten eina amortizatorius. Gal kažkaip matosi, tai mes keisim į True Coilover Editioną. Tai žodžiu, vietoj šitų dėsim šitus. Tai šitas atstos amortizatorių, šitas atstos tą vietą. Ir viskas, tai va kaip matot, spiruoklė kokia mažytė, čia kokia didelė. Tai va toks ir skirtumas, ir aišku žymiai kietesnė. Tai pasijausim valdomumo geriau, bet žodžiu va, šitą dalyką naikinam, prie šito prieinam. Mes vėl garaže, krenta temperatūra 7 laipsniai šiuo metu. Bet apsirengiam, motyvacijos pilna, tai dirbam, išsijuose, kol dirbam nešalta. Ir mano draugai likvimoliai man atvežė siuntą, pasiėmėm .5.1 brake fluid, dar biškai paėmėm ir tepaliuko į greičių dėžę. Tai jie visai prie mano bildų prisideda, pagelbėja, dėl to aš pasikabinęs, dar gavau žiauriai gerą kalendorių. Tai va tos kalendorius, kosminis kalendorius, baisinais. Tai žodžiu, jie visą laiką prie manęs prisideda ir turim, aišku, ir daugiau produkcijos, tai viskas yra mano pilama likvimolį, Mazdai, Infiničiui, Nissanui buvo, tai pilnas paketas,
labai patenkintas produkcija. Sanų pravažiavau 13 000 km, iš jų buvo tikrai daug trasoj ir dėl to tikrai negalėjau, ypač paskutiniais metais. Išsiėmiau Indeklus pasižiūrėti, kaip atrodo, tai po 13 000 km Indeklai atrodo ledas. Tai žodžiu, pasitikrinau, tikrai likimolį tinka ir patinka. Greičių dėžėm irgi, ypač Caško, Serų, irgi mėgsta sinchronizatoriai biškai padainuoti ir nelabai veikti, tai su šita lyva man problemų kilo žymiai mažiau. Tai va dėl to juos renkuosi ir žodžiu ir kaina gera, tai labai džiaugiuosi, kad jie visai prie manęs prisideda ir ypač ačiū Sauliui, kuris man visai priveža ir kuris mane pakonsultuoja ir man padeda visais klausimais. Tai ačiū jam labai ir kas norit išsibandyti, parašykit likimolį, tikrai pagelbės. Tai va, mes tęsiam bildą. Iškilo tokių problemų, kad minėjau turbūt prieš tai, kad buvo silentai ne tie. Nu, bet žodžiu, tai va, išsipresavau, padarys naujus silentus man. Ir kai padarys silentus, tada galėsim įdėti galinės šitas traukas. Tai šiuo metu ką padarysim, tai paliksim šitas standartinės, išimsim spiruoklę ir įdėsim koilą. Tai kadangi čia yra didelis tarpas, kad šita traukė netelpa, tai žodžiu padarys silentus, kitą kartą pakeisim, dabar vis tiek mašina stovės. Nėra skirtumo, duslintuvas pakabintas, koilų ištraukti, koilų dydis ir aukštis, jie yra sureguliuoti iš gamyklos vienodai ir prilaudas padarytas normaliai. Tai žodžiu, rekomenduojama iš karto yra išsitraukti, užsidėti, biškį pravažiuoti, kad susėstų ir tada pagal tą reguliuotis, nes geriau nereguliuoti iš akies yra, kadangi dabar gerai susitupinta, dažniausiai būna žemiau ten cemas ar 2 nuo standarto, tai būna pasledas. Tai va, visą laiką rekomenduoja užsidėti, pasibandyti ir tik paskui reguliuoti. Taip ir padarysim. Tai va, kas mums dar susipam tepalus. Užsisukam duslintuvą ir pasikeičiam. Čia tą standartinį įdėsim, išimsim šitą, įdėsim koilą ir eisim prie priekio. Priekį, ką darysim, priekį koilus įdėsim ir mes turim amortizatoriaus tvirtinimus va čia va ir jie yra išplyšę. Tai va tuos pasikeisim. Kadangi turiu čia prie savęs presavimo aparatą, turiu nupirkęs solen blokus, tai juos persipresuosim ir priekį irgi viskas bus ok. Ir ką mes galėsim sakyt, kad su galu ir iš apačios viskas paruošta. Liks tik su variklių reikalai, įsirbimas ir paskui programa. Tai kadangi viskas bolton, iki šio momento buvo, tai tikiuosi, kad bus ir su varikliu taip pat. Ir žodžiu, kad radiatorius dar reikės ir silikonės šlangas pasikeisti. Čia bus didžiausias turbūt dalykas, nes reikės nusiardyti teliką ir tada žiūrėsim, kiek ten tų silikonės šlangų yra. Gal kažką biškį gražiau padarysim, gal biškį laidus aptvarkysim, nes galim juos paslėpti. Tai biškai tvarkingiau atrodo ant žibėjus. Tai žodžiu, tokie reikalai, kimam prie darbų, judam toliau. Yra malonu žiūrėti ir aš mėgaujuosi, ar man čia kieta, ar visiškai nemanu. Tai ne tiek, kad tokia nenorėčiau būti, bet aš tiesiog pasirenku, kas man yra priimtina. Bet tai visiškai nėra apie tuos kitus atlikėjus, nes čia yra nuostabu, kad kiekvienas turi tą savo kažkokį vaizdą. Ir tiesiog tas klausytojas pas kiekvieną ateina, manau. Tai natūraliai negalvoji, turbūt kaip nenorėtum pasirodyti. Gal labiau galvoji, norėčiau lievai sugroti. Kad žiauriai, kultūrinė nesąmonė, tam norisi atsipalaiduoti, bet tai kažkaip pajaust, pasimėgau tuo koncertu. Bet, nežinau, Danielius nebent kažkaip galėtų kažką pridurti. Nelabai ką pridurčiau, visiškai bet pritariu. Nes visi atlikėjai yra tiek skirtingi. Individualu, kaip sakant, ir apskritai tas skoninis stilius ir subjektyvus dalykas. Jeigu manau, man kaip tik yra neskoninga, kai ateina tie žmonės ir sako, žinai, va čia tai didelis. Jo, nes... Rūmai.lt. Tegul faktai kalba garsiau už žodžius. Davai tu pakelk biškį. O aš čia pažiūrėsiu kaip reikalai. Kelt? Pala. Jo.
Oba. Eik. Neištrauksiu. Į savo paringą važiuodamas kliūdavau. Šie išsitrauks. Eik, tu savo ledas. Kaip taip. Asa. Parodysiu savo atradimą, kaip pilti į greičių dėžių tepalą, nu ir visur kitur. Yra toks dalykas. Jisai įsistato į belekorią dėžutę, užsisuka ir tada su ta rankina pompuoji ir pripompuoji kur nori. Tai žiauriai geras ir pigus dalykas, nepamenu kiek kainavo iš AliExpresso, gal 10 eurų ir 15. Žodžiu, man rodos net ir Autaibė dabar jau pardavinėja šitus dalykus, tai galim pasižiūrėti, labai praverčia. Paaukštį įsistato taip. Turim rankinėlę. Iššovė. Įstatėm ir kartojam. Nu va. Ir važiuojam. Kol pradeda bėgt. Pradeda bėgt reiškia pilna. Kadangi biškis kalta mašina, gali būti ne taip, bet žinau, kad 2,9 litro telpa, tai ties 2,8 kažkas tokio turėtų ir čia 3 litras, tai kažkur į patį galiaką turėtų ir būt. Pažiūrėsim.